Koks pasaulis be tavęs, jau bundu anksti ryte ir sau vietos nerandu. Kaip mylėti išmokt sunku, nuo vienatvės ir vaistų, gatvėj daug tų veidų. Birželio 1 daugelį pasaulio valstybių minima kaip Tarptautinė vaikų gynimo diena. Jos išvakarėse prie Seimo rūmų buvo surengtas koncertas, kai mūsų širdys plaka išvien. Jame ant scenos su garsiais atlikėjais dainavo ir vaikai. Mes tikrai tokių reikalavimų aukštų vaikam neišreiškėm, tai kad būtų išsilavinęs, kad jie ten baigtų muzikinę mokyklą ir taip toliau. O mes sakėm, nori dainuot, dainuoji, nenori, nedainuoji. Ir čia mes leidom visiems vaikam, kas norėjo dalyvauti, dainuoti, moka, nemoka, visi dainavo, kas norėjo. Atrankoje į finalinį koncertą dalyvavo per 300 vaikų, 37 iš jų lipo ant didžiosios scenos ir kartu su 18 Lietuvos muzikos žvaigždžių dainavo mėgstamus kūrinius. Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui koncerto idėją brandino seniai. Tačiau tik tada, kai Povilas Meškėla ir Jeronimas Milius paragino nekalbėti, o išties surengti šventę vaikams, prasidėjo pasiruošimo darbai. Vienos iš organizatorių teigimu, atlikėjai noriai mokė vaikus dainavimo paslapčių ir kartu repetavo. Daug atlikėjų sutiko dirbti nemokamai su vaikais ir mes jiems labai dėkingi ir žinot, didelio darbo nėra čia, visi supranta, kad vaikams reikia duoti galimybę. Ne visi vaikai turi pinigus, mokėti didelius pinigus už pamokas, o šitam projekte dalyvavo pagrindę vaikai, kurie turi mažai galimybių ir finansinių, ir gyvenimo galimybių. Ir todėl mes dėkingi ir atlikėjai su mielu noru sutiko dalyvauti mūsų projekte. Rytas protingesnis už vakarą, kai vasara šiltesnė už žiemą baltą, kai mūsų meilė auga su kiekviena diena. Gyvenimas gražus, tai buvo ir